šiandien mes turime trečiąjį poster seminarą. Du pirmuosius mes turėjome Kaune. Tai buvo iš tikrųjų gausiai susirinkusiųjų. Pirmieji du seminarai buvo skirti apie atvirą prieigą prie mokslo duomenų, apie atvirosios prieigos politiką Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos šalyse. Taip pat turėjom seminarą, kurio metu susipažinome su duomenų talpyklos Midas kūrimu. Ir šiandien trečiasis seminaras, kuriame susirinkome pakalbėti apie atvirosios prieigos politiką, nes Lietuva dalyvauja Pasteur Open Access projekte, kurio metu bus rengiama atvirosios prieigos politika ir čia mūsų atstovauja Lietuvos mokslo taryba. Todėl mes šiandien pakvietėme Lietuvos mokslo tarybos atstovę, profesorę Rūtą Petrauskaitę, kuri pakvies jūs visus į diskusiją. Vis tik tai, kokia ta atviroji prieiga prie mokslo publikacijų, prie mokslo duomenų turėtų būti ir ko mes galime tikėtis Lietuvoje. Toliau mes paprašysime, kad mums pristatytų auksinį atvirosios prieigos kelią, kuris yra remiamas Europos Sąjungos, taip pat kaip ir tas žaliasis atvirosios prieigos kelias ir projekte Open Air 2020 yra vykdomas testavimas šito auksinio atvirosios prieigos kelio ir apie jį pakalbės Ieva Seicevičiūtė, kuri dalyvauja Open Air 2020 projekte. Taigi norėčiau pakviesti Rūtą Petrauskaitę, kad ji pristatytų pagrindinės idėjas, ką planuoja Lietuvos mokslo taryba įtraukti į atvirosios politikos dokumentą, kurį planuoja parengti šiemet ar sekančių metų pradžioje. Ačiū už pristatymą, ačiū už renginį. Dabar tiek visko vyksta Lietuvoje, kad iš tiesų labai smagu turėti tokią susidomėjusią auditoriją ir labai tinkamą diskusijai. Todėl, kad tai, ką aš pristatysiu specialiai ant vieno lapo, yra labai nedaug ir gal tik tai pakomentuosiu. Ir po to klausiu jūsų nuomonės. Ir labai prašau ją reikšti, nesikuklinti, kaip jums atrodo. Kodėl? Todėl, kad mes priėjome prie tokio atvirosios prieigos svarstymo etapo, kada jau turime pirminės nuostatas, jūs matote štai čia jas, bet jos gali būti labai įvairiai sukonkretintos. Tokios, kokios jos yra čia, tai čia dar yra tokie lozungai teiginiai, bet jie turėtų įgauti labai konkretų pavidalą. Gal panašų, gal ne visai panašų tokį kaip paskutinioji atvirosios prieigos politika nacionalinė Slovėnijos, kuri buvo visai priimta neseniai prieš kelias savaitės. Tai yra ilgas dokumentas, gal tokio ilgo nereikia, nes ten aiškinami pagrindiniai dalykai. Tačiau vis dėlto mums labai svarbu nuspręsti, ką mes galime padaryti, kiek apžioti, kad atkastume. Kitaip sakant, ką mums dabar reikėtų pradėti daryti ir iš tiesų nuosekliai, kad atvirosios prieigos politika nors tam tikrose ribotose srityse būtų įgyvendinta. Mat politiką skelbt yra palyginti nesunku, žymiai sunkiau kontroliuoti, žiūrėti, kaip jinai yra įgyvendinama ir kad jinai iš tikrųjų duotų rezultatą. Tai mūsų Lietuvos mokslo tarybos tikslas yra toks. Leiskit man pakomentuoti šitą dokumentą, koks jis yra. Na, ta pirmoji pastraipa, tai mūsų paprastai dokumentuose būna bendro pobūdžio ir tokia idėja čia ir yra, aiškinanti, kam reikalinga atvirosios prieigos politika. Na, čia jeigu aš jums dabar aiškinčiau labai nuosekliai, kodėl, tai būtų taip, kaip, žinot, atsivertėlius mokyti. Esu tikra, kad žinote privalumus. Aš čia tik juos bandžiau labai trumpai paminėti, galima išskleisti ir plačiau.
štai pavyzdžiui, užtikrinant didesnį mokslininkų bendradarbiavimą, vienas iš mūsų tikslų apskritai Lietuvos mokslo tarybos pagrindinis tikslas yra mokslo kokybė. Ir atviroji prieiga leistų ją pagerinti, be jokio atveju. Dėl ko? Dėl to, kad mokslininkai pradėtų bendradarbiauti, dėl to, kad nedubliuotų tų pačių tyrimų, o dabar mes šitą matome labai smarkiai ir LMT finansuojamų projektų kartais būna panašių, ypač su kultūros taryba kartais, o jau aš apie Europos ir platesnį kontekstą net ir nekalbu. Kita labai svarbi priežastis tai yra mokslinių rezultatų patikimumas. Nes jeigu mes norime ir galime pareikalauti, kaip dabar kai kurie prestižiniai žurnalai reikalauja, kad kiekvienas straipsnis būtinai būtų pateiktas su duomenimis, kuriais remiantis buvo tyrimai padaryti, ir tie duomenys turi būti vieši, tai tada labai daug atkrinta tų problemų, kurių mes matome iš atšauktų straipsnių skaičiaus. Tolydžio jų didėja ir tai rodo, kad viena vertus tyrimai gal buvo netikslus, o gal ne visai etiški, ne visai skaidrus. Ir vardan akademinės etikos, vardan to žinojimo, kad bet kas gali patikrinti, pabandyti pakartoti tą patį eksperimentą ir jam nepavykus parašyti į redakciją, tai labai verta atverti publikacijas, bet kuriuo atveju, dėl įvairių kitų priežasčių, bet dėl šios konkrečios publikacijas kartu su duomenimis. Toliau iš mūsų reikalaujama ir suprantama, kad šiandien labai svarbu mokslo ir verslo ir mokslo ir valdžios sektoriaus sąveika. Arba galima žiūrėti plačiai, apskritai visų socialinių partnerių ir tam, kad jie žinotų, ką mes veikiame, kaip mes tiesiog leidžiame mokesčių mokėtojų pinigus, o apskritai kas yra mokslas, kaip prie jo galima prieiti. Ir taip pat reikalinga atviroji prieiga. Nors čia šiuo atveju aš esu gana skeptiška, nes mokslinių straipsnių daug kas nepaskaitys. Plačioji visuomenė, jeigu jau mes čia dabar kalbam apie ją, o kai kurie mokslai, pavyzdžiui, chemija, fizika, jų atstovai teigia, kad jie tiesiog bijo greito plagiato. Tokio greito, kad net nespėsi susiorientuoti. Žodžiu, esama argumentų ir už ir prieš. Ir va štai šitoj sandūroj mokslo su visuomenė, iš karto kyla klausimas, ar tikrai labai plačiai visai visuomenė reikės. Gal tam tikrai jos daliai, gal ta atviroji prieiga turi būti su tam tikrom išlygom ir tam tikrais saugikliais. Aišku, labiausiai čia galėtų prisidėti socialiniai ir humanitariniai mokslai dėl to, kad jie iš tiesų turėtų daryti poveikį visuomeniai, be to, kad jie turėtų mokslo kokybę, mokslo pažangą skatinti. Ne šalutinis, bet antras iš pagrindinių tikslų būtų jų poveikis visuomeniai ir būtent jie turėtų atsiverti. Ir čia klausimas diskusijai, aš siūlyčiau, kad, sakykime, būtų mažiau kontroversiškų diskusijų, šitą politiką visų pirma parašyti socialiniam ir humanitariniam. Paskui žiūrėsim, kaip veikia, gal po to prisijungs ir kiti. Arba tam tikrus aspektus ir kitus aspektus įtraukti. Bet vėl man labai yra įdomi jūsų nuomonė, kaip jūs manytumėt, ar reikia visiems, ar tik kai kuriems. Na ir suprantama, kad trečioji priežastis, dėl ko reikalinga politika, dėl to, kad mes negalime atsilikti nuo kitų ES šalių. Ir kiek aš girdėjau, 16 metų pirmasis pusmetis bus apskritai ES skirtas atvirosios prieigos politikai visais aspektais. Ir prie publikacijų, ir prie duomenų, ir prie infrastruktūrų. Ir dar labai yra svarbus klausimas, ta turinio analizė, angliškai tai vadinasi text and data mining, čia dar toks pasenęs terminas, dabar jau naujas vartojamas content mining, dėl to vyksta kovos parlamento lygmenių tarp mokslininkų, kurie norėtų lengvesnių sąlygų internete esantiem tekstam analizuoti.
eksploatuoti, iš esmės naudojant įvairias programinės priemonės, kurios padeda išgauti duomenis. Ir daugiausiai tai yra leidėjai, kurie tam prieštarauja, ir dar teisininkai dėl asmenų duomenų ir dėl kai kurių kitų autorinių teisių. Iš tiesų, de facto, tai jau dabar vyksta. Jau dabar yra sukurti varikliai, webcrawlas ir visi kiti, kurie išgauna reikiamą informaciją. Bet pasirodo, kad iš tiesų jinai yra nelegali ir reikia keisti teisinę bazę ES tam, kad tai, kas jau dabar vyksta, būtų tiesiog įteisinta, legalizuota. Tai kitą pusmetį bus apie ką pakalbėti, bus daug kitų įvairių renginių ir publikacijų. Beje, Mokslo Europa yra tokia mokslo protegavimo, sakytume, organizacija Briusely, ir viena iš jos darbo grupių vadinasi prieiga prie duomenų, pabrėžiu, ne atviroji prieiga, tiesiog prieiga. Štai šita darbo grupė kaip tik labiausiai ir rūpinasi įstatymų pataisomis tam, kad būtų galima tyrinėti turinį. Na ir žinoma, labai daug kitų organizacijų ir institucijų, kai kurios čia iš jų paminėtos, prašyčiau pridėti, kurių trūksta, dar paminėti kitas, kad būtų kuo aiškesnis ir ryškesnis vaizdas. Tai čia tokie bendrieji dalykai, dėl ko verta ir reikia turėti atvirosios prieigos politiką, o po to yra įvairūs pasirinkimai, įvairios galimybės. Na, pirmiausiai, tam pačiam dokumente atvirosios prieigos bus detaliai apibrėžti terminai vartojami, aš čia to nedarau, bet vis dėlto gerai būtų suprasti, kas tai yra atviroji prieiga, ir dėl to čia yra šioks toks pusiau apibrėžimas. Svarbiausia, tai kas yra pasakoma, kad ji yra tokia, kad nebūtų jokių finansinių, techninių ir teisinių apribojimų galutiniam vartotojui. Tai čia, aišku, yra maksimali programa, ją gali būti labai sunku pasiekti, kur dabar matom atvirosios prieigos centrai, ir kur kitam, kad slėniai uždirbtų pinigus, ir kad čia mūsų buvo tas toks ginčas, todėl kad mes tą patį terminą vartojam ir visai kitaip jį apibrėžiam. Tai jeigu yra be finansinių apribojimų galutiniam vartotojui, tai kaip tada atrodo tie mūsų atvirosios prieigos centrai? Gal juos tada reikėtų kitaip vadinti, arba kažkokią, gresia nesusikalbėjimų. Šiaip atviroji prieiga iš tiesų vartotojui turėtų būti nemokama. Taip, toliau mums yra pasirinkimas, ar mes galime apimti visas tris rūšis atvirosios prieigos, kitaip sakant, publikacijos, duomenis ir duomenų saugyklos arba infrastruktūros, ta minkštoji dalis turima galvoje, ar pasirinkti tik kai kurias. Jeigu manęs klausime, tai man patys aktualiausia yra duomenys. Todėl, kad publikacijos, ne visai mūsų, turiu galvoje mokslo tarybos sritis ir reikalas, mes galim paremti jų atvėrimą, ką ir darome. Bet, sakykime, mūsų projektai baigėsi publikacijomis iš karto publikuojamomis arba vėliau, bet jie iš karto baigėsi surinktais duomenimis. Ir, sakykime, iki dabar yra buvę tam tikras etapas, kada mes prašėm tos duomenis išsaugoti ir sutvarkyti. Ir tai buvo daroma, tačiau, žinot, projektų vienu metu vyksta daugybė kiek užtrukta. Tai sureguliuoti, ypač jam pasibaigus, sužiūrėti, kas kur ką pasidėjo ir kokiu būdu, yra labai sunku. Žodžiu, aš noriu pasakyti, kad šito reikia, bet tuo pačiu reikia tokio būdo, kuris leistų visišką savireguliaciją, kad patys mokslininkai turėtų paskelbti, kur ir kaip saugomi jų duomenys, kiek jie bus laikomi, kaip jie bus atnaujinami. Ir dėl to verta prašyti duomenų tvarkymo plano, kad iš jo matytųsi. Už duomenis ir jų tvarkymą ir palaikymą verta mokėti, pagal įvairias schemas galima papildomas išlaidas institucijom, galima tiem patiem projekto dalyviam projekto metu,
Bet iš esmės duomenys yra svarbioji dalis. Žinot, kaip studentų darbai, ką jie ten rašo, tai aišku gerai, skaitai, įdomu, bet svarbiausia tai yra priedai, ką jie surinko. Ir jie turi išliekamąją vertę, nes daugeliu atveju net ir mokslo publikacijos, jose yra daug interpretacijos, priklauso nuo teorijų, teorijos keičiasi. O tas, kas lieka, yra duomenys, tik aišku, jie turi būti labai, aiškiai, metodologiškai, pagal aprašytą metodiką surinkti ir būtinai aprūpinti metaduomenimis, taip sakant, aprašu, kas, kur, kaip, ką, kad būtų galima juos panaudoti. Na, toliau, čia tokios rūšys, toliau manom, kad taryba remia visas publikacijų formas, žaliąjį auksinį kelią ir mišrųjį būdą, nors, pavyzdžiui, dėl pastarojo yra įvairių nuomonių. Šveicarija jo neremia iš principo, todėl kad mano, jog iš karto turėtų būti pasirinktas auksinis kelias, o tas mišrus būdas, kai dalis publikacijų iš žurnalų išperkama atvirai prieigai jų institucijų arba pačių autorių, nėra etiška. Vėlgi man būtų labai įdomi jūsų nuomonė, kaip manytumėte. Toliau panaudojimo būdas, kokios čia galimybės, iš ko mes galime rinktis ir ką norėtumėm matyti. Galimybės yra dvi, arba tik skaityti internete publikacijas ir matyti duomenis, bet tai yra minimali ir labai ribota galimybė. Iš tiesų, mes palaikom tas šalis, kurios yra įsirašiusios į savo atvirosios prieigos politiką, kad turėtų būti leidžiama paieška, pakartotinis panaudojimas, daugeliu atveju net ir papildymas duomenų. Tik čia labai svarbu atskirti, kur yra perimti duomenys ir papildyti savi duomenys, kaip, kiek ir sureguliuoti visas autorių teises. Jeigu būtų tokia galimybė naudotis duomenimis tolesniai jų analizai, visai kitų aspektų, pavyzdžiui, negu kad buvo jie rinkti arba papildant juos vėliau, tai irgi būtų labai svarbu longitudiniam, ilgalaikiam tyrimam, kada imamas tam tikras pagrindas ir paskui tuo pačiu būdu, kas keleri metai kartojami tyrimai. Manau, būtų tai, ko reiktų. Taigi aš pati tai būčiau už duomenis ir už visiškai laisvą jų panaudojimo būdą. Toliau teisiniai apribojimai. Teisiniai apribojimai, žinoma, yra labai svarbus ir jų reikia paisyti. Kokią poziciją čia galėtų užimti taryba? Pirmiausiai, tai manytumėm, kad embargo periodas tai turėtų būti toks, kaip numato horizontai 2020, čia mes nieko kitaip labai nesiūlytumėm padaryti. Toliau iš karto numatyti labai konkrečiai, kas yra atsakingas už teisinio apribojimų paisymą. Ar pats mokslininkas, jo institucija, ar taryba taip pat galėtų vienaip ar kitaip dalyvauti, ypač jeigu reiktų tarpininkauti derantis su leidėjais. Ar tą turėtų daryti institucijos? Čia šiuo atveju aš manyčiau, kad taryba, jeigu ir norėtų, arba jeigu galėtų, jinai turėtų kažkaip kitaip tarptautiniu mastu, žinot, kad dabar kelios šalys, kai kurios šalys, jų įvairios mokslo agentūros ir tarybos susitarė ir drauge bando dėrėti su leidėjais. Tai va tokiu atveju aš matyčiau, kad čia jau tarybos reikalas, visų kitų, visais kitais atvejais galbūt tai institucijų reikalas. Ir dar svarbu pasakyti, kad propaguodama atvirąją prieigą taryba labai gerbia autorių apsisprendimą publikuoti ten, kur jų manymų reikia. Ir tai nebūtinai turi būti atvirosios prieigos leidiniai. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra patentai arba kokia kita labai smarkiai teisiškai apribota ir uždara publikavimo forma, irgi reikia gerbti autorių apsisprendimą ir tiesiog tai būtų išimtis iš bendro noro, kad būtų kuo daugiau atverta. Koks
turėtų būti finansinis modelis. Vėlgi pagal tai, kokie jie yra kitose šalyse, kokie egzistuoja, gal pasiūlytumėte kažkokį kitokį. Pirmiausiai, tai reikia suvokti, kad atvirosios prieigos leidyba yra teisėtos mokslininkų ar jų grupių projektų išraiška. Tačiau projektai yra mokslinių tyrimų ir labai dažnai publikacijos iš tiesų parengiamos pasibaigus projektą. Ką daryti tokiu atveju? Kaip padėti mokslininkams? Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, jie skiria vieną vertus tokius labai didelius pridėtinės išlaidas, turėdamos galvoje, kad po to institucija turės padėti mokslininkui publikuoti. Arba netgi yra atskira forma, tie vadinamieji grantai, kada tiesiog vien atvirosios prieigos publikavimui yra skiriamos specialios lėšos. Ir aišku, tuo pačiu institucijos yra ir įpareigojamos tą daryti. Nes šiaip jau mokslo taryba net ir projektų metu, o jau labiau pasibaigus projektams, kažkokių atskirų visai papildomų lėšų tikrai neturės. Iš viso čia yra idėja labai gera, bet kai žmonės suskaičiuoja, kiek tai kainuoja, pavyzdžiui, vien duomenų palaikymas, vien serveryno išlaikymas, geras serverynas kainuoja elektra jau daugiau negu oro uostas. Tai jis ten turi veikti dieną naktį. Ir dėl to prasideda diskusijos, kiek ir kokių duomenų reikia saugoti, o kokių nereikia saugoti. Kada peržiūrėti ir kada nuspręsti, ko nebesaugot. Na, bet čia jau tų duomenų mūsų specialistų yra problemos. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų norai turėtų būti susieti su mūsų galimybėmis, kurios yra ribotos. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, o paskui jau grįžčiau jūsų nuomonės, tai, iš tiesų, kaip tą politiką įgyvendinti, jeigu mes ją nusistatom. Pavyzdžiui, nusprendžiam čia susirinkę ir toliau palaikom tą idėją, kad visi nacionaliniai Lietuvos mokslo žurnalai turėtų būti atvirosios prieigos, bet kuriuo atveju. Todėl, kad jie finansuojami iš valstybės biudžeto, čia tie, kurie per LMT, LMA remiami, ir jie bet kuriuo atveju, kaip slovėnai yra nusprendę, turėtų būti atvirosios prieigos. Tai, sakykime, vėlgi, kada, kokiais atvejais dėlėtų daryti išimtis ir kokiems mokslininkams, žurnalams, kada netaikyti atvirosios politikos nuostatų, kada paprašyti iš tyrėjų ataskaitos apie tai, kur yra jų publikacijos, kur yra duomenys, kas kiek laiko, kas turėtų tikrinti, jeigu iš viso. O jeigu netikrinam, tai, žinote, politika irgi tokia labai jau juosnė. Ar reikalauti, pavyzdžiui, atvirosios prieigos politikos tam tikrų nuostatų paisymo projekto metu? Tai čia aš turiu galvoje tiesiog paimti ir paprašyti tam tikro gerbėjų duomenų valdymo plano, jeigu duomenys bus kaupiami. Jeigu ne, tai tada tokiu atveju iš kur kaip tie duomenys gaunami, nes, žinot, tyrimo be duomenų nebūna. Na ir čia, žinoma, yra labai galimybių skalė plati, nuo patarimo iki, sakykime, netgi finansavimo stabdymo, jeigu nesilaiko šitos atvirosios politikos tam tikrų mūsų nuostatų. Tai, aišku, mes norėtume pradėti nuo savęs ir pirmiausia, ta politika, kuri čia bus parengta metų gale, kitų metų pradžioje, jinai bus taikoma LMT projektams, lygiai taip kaip mūsų akademinės etikos komisija irgi svarsto tik mūsų projektų etikos pažeidimus, bet iš tiesų tai būtų kvietimas visiems mokslininkams ir institucijoms tą daryti. Bet primesti savo valios mes jiems negalim, tiesiog manytumėm, kad gal paseks pavyzdžių arba atsiras bendra platforma nacionalinės atvirosios prieigos politikos. Jinai turėtų atsirasti. Tai tiek. Dabar turėtumėm, aš nežinau, arba padiskutuoti, arba gintarė dar kažką norėjo dar pasakyti prieš tai, ar ne? Na, tai ačiū iš tikrųjų už tokią tikrai išsamią
renginių ir kas planuojama įtraukti į atvirosios prieigos politiką. Ir iš tikrųjų, na, kaip man tai klausantis kyla toksai klausimas, o tai kodėl, sakykime, Lietuva, skirtingai negu kitos šalys, na, negalėtų pasitvirtinti tokios nacionalinės atviros prieigos politikos, kuri įpareigotų visas mokslo ir studijų institutus, tiek universitetus, tiek mokslo institutus, tiek įvairius fondus, kad ta atvira prieiga būtų, na, kaip ir privaloma tiems, kurie finansuojami iš tų institucijos lėšų. Nes dabar mes žinome, kad yra tokia situacija, kad visos institucijos turi autonomiją ir jos pačios sprendžia, kiek jos atveria, kiek laiko uždarus duomenis, publikacijas, savo intelektinį turtą. Na, tai kodėl iš tikrųjų Lietuva yra ta situacija, kad mes nesusitarėm, o tai gali padaryti kitos šalys. Jūs turbūt dalyvaudama PASTEUR projekte žinote, kiek šalys jau yra priėmusios, ar ne? Gal galėtumėt kažkaip pakomentuoti šitą situaciją? Na, kad ir tos kitos šalys, tai kiek aš žinau, jos nepradėjo iš karto nuo nacionalinės politikos, jos pradėjo nuo lokalių tų politikų, paskui jų pagrindu atsirado ir ta bendroji, kiek aš žinau, dabar teisinė bazė yra tarsi rengiama ir tikrinama, bet čia daugiau yra susisiekimo ministerijos iniciatyva dėl kalbos technologijų ir jų taikymo. O kalbos technologijos yra paremtos ištekliais, o ištekliai tai yra ne kas kita kaip tie patys duomenys ir tada reikia labai aiškiai žinoti, kaip tuos duomenys galima ir negalima naudotis, kaip paskui kalbos technologijos veikia. Tai iš tiesų čia būtų, čia mūsų vienas aspektas, jų šiek tiek kitas aspektas, bet tai čia turėtų būti kelių ministerijų, turėtų būti ir dėl asmenų apsaugos duomenų, dėl apskritai viešojo valdymo duomenų situacijos, kokia jinai yra, tie turėtų būti tikrai atviri ir prieinami. Čia reikalas komplikuotesnis ir man atrodo, kad na, pirmiausia, tai reikia pasiruošti, reikia turėti kur tuos duomenys saugoti, reikia turėti tvarkas visas, kaip juos saugoti ir kokia prieiga prie jų, kokiais atvejais galima. Jūs žinote, yra tokie vadinamieji saugūs uostai. Tai asmeniniai duomenys labai svarbus, kurių negalima atverti, jie yra pateikiami tyrėjams, bet netgi rodė nuotraukas, Didžiojoje Britanijoje, tai yra, pavyzdžiui, kompiuteris, atskiros patalpoj, tarkim, sakai netgi, na, gali pats tuos duomenys išgauti ir paskui rezultatus persiunčia, bet be jokios galimybės, kaip nors tuos duomenys persiunčia, išsinešti, na, ten sako, vos ne pro metalinius vartus paimti reikia, kad ten tikrai nieko neįsineštų. Tai, žodžiu, yra įvairių duomenų, yra įvairių publikacijų, čia mano manimu šiuo atveju yra daugiau rūpinamasi duomenų apsauga ir, na, yra įvairių nuomonių, mūsų pačioj taryboje skirtingai mano, kad tos komiteto mums reikia, jiems tos prieigos visai nereikia. Patiems ir jie per daug patys irgi nenori atsiverti, tai dar aišku reikia ir tam tikro įtikinėjimo laiko. Mano noras būtų pradėti nuo nedaug, bet tą padaryti labai gerai ir kad veiktų. O paskui galima po truputėlį plėsti. Iš tikrųjų labai pritarčiau tai, nes mes žinom, kad apie atvirą prieigą mes jau kalbam nuo 2005 metų berods, ne, pirmieji mūsų seminarai prasidėjo. Ir aš matau Vilniaus universiteto atstovus, jie atvirosios prieigos politiką kuriais metais patvirtino? 9. Ir buvo teigiama, nuo kurių metų jūs ten viską į atvirą prieigą kelsite? Ten buvo labai rekomendacinio pobūdžio. Jo, bet tai ten buvo sakoma, kad nuo, man atrodo, apie 9-10 metų bus viskas keliama į atvirą prieigą. Bet, na, ta politika liko politikos lygmenyje, ne? Nors buvo Senato komiteto patvirtinta, aš žinau, kad ir Mykolo Riomerio universitetas rengė politiką. Kokia situacija dabar Riomerio universitete, gal galit pakomentuoti? Vėlgi mes ne tik dalyvaujame šitoje politikoje, esam registravę savo tam tikrą instituciją atviros prieigos. Dabar mes ją atversim daugumai skaitytojų ir
galbūt čia esanti Bernarda Gudelienė iš mokslo skyriaus galėtų daugiau komentuoti apie pačią mokslo politiką. Aš daugiau galiu pakomentuoti iš bibliotekos pusės, kiek mes prie to prisidedame, ką mes turime. O galbūt Aš norėčiau pakomentuoti, kad mes truputį ne tiek fokusavomės į pačią politiką, kiek į praktiką. Irgi kokiais 90 metais atvėrėm visus mūsų mokslo žurnalus, visus leidybos procesus atvirąją prieigą, kad būtų žmonėms prieinama, studentams, plačiai visuomeniai. Ir ne tiek fokusavomės į dokumentų rengimą, kiek tiesiog ėmėm, padarėm. Žinoma, yra dar daug ką padaryti, bet pirmieji tokie žingsniai ir gana sėkmingi. Tai ačiū. Bendradarbiavom labai su biblioteka, su Lietuvos įvairiom institucijom ir kad tikrai mūsų mokesčių mokėtojų pinigai būtų skaidriai ir viešai ir parodom, ką darom. Čia mes buvom sudaryta Londone mūsų projekto vienam seminare, kuriame Liežo universiteto rektorius labai aiškiai parodė ir pasakė, kaip na tiesiog neatestavo darbuotojų, kol jie visų savo publikacijų nepasidėjo institucinę talpyklą. Bet labai įdomu tai, kad jie pamatavo citavimo indeksus ir koeficientus įvairiuose ir iš karto kreivė į viršų. Tai jeigu jūs dar ne viską atvėrė, tai pasimatuokit ir paskui galėsit parodyti, kaip pasikeitė citavimo situacija. Nes tai irgi labai stiprus argumentas yra. Tai čia mūsų siekiamybė. Iš tikrųjų, tai ko gero Mykolo Riomerio universitetas yra vienintelis, kuris taip ryžtingai atliko tam tikrus žingsnius ir pirmiausia atvėrė knygas, vėliau jie pasirengė tą politinės nuostatas, ką jie planuoja daryti ir jie iš tikrųjų daro tokius labai metodiškus, aiškiai matomus žingsnius. Kitos institucijos bando, bet padarė tam tikrus sprendimus ir tam tikrus žingsnius, jos vėliau vėl atsitraukia. Nes tiesiog nesulaukus galbūt pritarimo ir palaikymo iš mokslininkų tarpo. Na ir aš nežinau, kiek čia yra mokslininkų susirinkusių, bet na, tikrai norėtųsi labai išgirsti, o vis tik tai koks jų požiūris, kas juos motyvuotų atverti savo publikacijas ir kodėl jie daro to dabar, nes tokios galimybės lyg ir yra, bet tokio aišku žingsnio nesimato. Aš galiu pasakyti iš savęs, kodėl iš karo teisės. Tai kodėl mes nededam, mes netgi svarstome jo apie lingvistų darbus, kadangi ten jautrių informacija, tai mes tiesiog nededam. Čia yra ta labai aiškiai išimtis iš taisyklės. Ir norėtų žmonės iš tikrųjų to ir nukenčia citavimo ir visų kitų dalykų, nes jie nedirba darbo, kuriame nereikalauja. Tai kita pusė. Ir dar viena ta etinė pusė, aš čia noriu pasidalinti tokiu nesenu savo potyriu, kai lituanistikos duomenų bazės norėta buvo vieną, na kaip sako, anuliuoti straipsnį. Mes Lietuvoje šito dar neturim procedūros niekaip aprašytos ir na aš nežinau, visai šiuo atveju nesvarbu, dėl kokių priežasčių norėjo tą straipsnį iš duomenų bazės pašalinti, bet mano manymu, ir čia mūsų buvo diskusija gana tokia aistringa, kaip tą daryti. Bet kuriuo atveju, tas straipsnis ir buvo publikuotas ir jisai yra pašalintas, vis tiek turi likti metaduomenys. Tai šiuo atveju jūs dėl kitų priežasčių, bet aš siūlyčiau metaduomenys vis tiek, kad tai pačių tekstų ne, bet kad būtų apskritai aišku, kokios kryptys, šakos, iš ko tyrimai atlieka. O čia va, dėl to anuliavimo, nu čia net ne anuliavimas, aš net nežinau, čia labai Tokie dalykai, kaip netgi, tarkim, jeigu žmogus rašo savo srities žvalgybą, jis rašo, tyria aplinką ir jis pateikia kažkokius duomenis, išvadas, bet jis negali paskleisti kitam ratui. Tai iš tikrųjų metaduomenys tyrimas duomenų kaip išimtis. Bet aš vis tiek norėčiau mokslininkus pakalbinti, nes tikrai matau yra ir tų, kurie būtent atlieka tuos tyrimus, rengia publikacijas, vis tik tai kokia jų nuomonė. Dalandis? Na, iš tikrųjų, prieš tai labai gražiai patyrėt universitetą
labai praktiškai mūsų ta politika ir mūsų sritis yra aiški. Vis tik duomenų viešinimas, talpinimas, mes irgi tiktais matom tą vienintelę galimybę kuo laikinai netalpinti tą informaciją, kuri yra slapta. Tokių mes mažai turim galimų, pavyzdžiui, neseniai teko susidurti su disertacija, kurios tema yra nusikaltimo modelių tyrimas. Tiesiog naujas nusikaltimo tyrimo modelis buvo parengtas, bet čia jis pakankamai senas darbas. Iš tikrųjų mes esame už tą viešinimą, talpinimą ir tą kryptimį judam. Ir mano asmeninė pozicija būtų vėlgi susijusi su institucijos politika. Aš palaikau gyvenimą. Tai tas tokia nuomonė būtų. Bet tai turbūt vis tiek pagrindinis veiksnys, kas jūs paskatintų, tai institucijos pozicija, ne šito klausimu, ar kažkokie kiti veiksniai? Galimybė prieiti prie informacijos, kitas dalykas cituojamumas. Cituojamumas, ne? Gal kiti pasakys nuomonę savo? Jurgita, jūs taip pat esate? Seniai nebe. Iš tikrųjų, kiek iš čia yra ne informacijos specialisto, o tų, kurie rašo, rengia publikacijas ir publikuoja. Ar pasidalinkit savo poziciją? Akys į mane krypsta, nes aš irgi publikacijas rengiu iš tikrųjų kartais. Mano straipsniai yra spausdinami, jie atvirai yra prieinami ir aš dėl to irgi nematau problemos. Mano vėlgi pasikartosiu tada, kad mano pozicija absoliučiai sutampa su universiteto pozicija, Riomerio universiteto pozicija, tai aš nematau bėdos tame, kad būtų atvirai pateikiama ir kad kuo platesnis ratas susipažintų su tomis publikacijomis. Iš to net, sakyčiau, gavau tam tikros asmeninės naudos, kadangi va dabar prieš savaitę Europos paveldo dienų renginiuose skaičiau pranešimą ir tik tai todėl, kad vieni iš rengėjų perskaitė mano publikaciją ir taip pakvietė paskaityti. Tai aš manau, kad taip tik tai ne tik platinam savo idėjas, kažkokius naujus atradimus, bet ir ką čia daugiau pasakyti, kaip taip esame ir patys matome. Tai jeigu mokslininkų siekis yra ir giliau tuos tyrimus kažkaip gilinti, kažko labiau siekti, tai taip ras ir užmegs tam tikrus ryšius ir galės tuos savo tyrimus plačiau paskleisti. Tai mano požiūriu tai yra tik tai labai didelis pliusas. Na tai ko gero iš tikrųjų mokslininkams, jeigu nėra to privalomo atvirosios prieigos modelio ir sakykime jo pritaikymo tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek institucijų lygmeniu, tai turbūt pagrindinis ryšys yra tai, kad jie tampa to mokslininkų tinklo nariai, jie randa partnerius savo tyrimams, turbūt ir tas matomumas, cituojamumas, žinomumas yra turbūt vienas pagrindinių veiksnių. Ar sutiktumėt su to? Taip, tik aišku, vėl čia konfrontacija su garsiaisiais leidėjais, kurie nenori atverti savo, ten tikrai yra prestižiniai straipsniai, būtent tie, kuriuos labiausiai ir norėtum parodyti visiems, bet galimybių nėra netgi. Cituoti pats savęs per daug negali per ilgos pasirašom autorinės sutartis. Ir iš esmės čia manau, kad ir reikėtų pradėti net ne nacionalinio, bet nuo europinio lygmens. Ir jeigu prasidės štai pirmiausia leis naudoti tekstus įvairiais tikslais, išgaunant informaciją, juos perpanaudojant, jeigu atsiras prievolė, čia net ne prievolė, suprantat, jeigu gerai sumokėtų šitiem patiem leidėjam, jie labai ramiai atvertų ir jiem nebūtų jokio intereso neleisti. Lygiai taip pat kaip ir institucijos, aš galiu pasakyti, Didžiojoje Britanijoje 4 iš 10 tarybų, kurios remia mokslą, skiria daugiau nei 50% papildomų lėšų
duomenų palaikymui yra atvirai ir greitai. Ir institucijos labai mielai tą daro, jom apsimoka, jos gauna 60 procentų projekto, jos toliau rūpinasi. Tai labai panašiai turbūt reikėtų dėrėtis su leidėjais. Tada problema išspręsta, bet čia yra tas didysis finansavimo modelis. Mes kalbam tik apie galutinį vartotoją ir dar apie tokį nelabai turtingą finansuotoją kaip Lietuvos mokslo taryba. O iš tiesų tai plačių mastų tie pinigai yra žymiai didesni ir čia reikia kažkokio genialaus modelio, kuris leistų kažko atsisakant dabartinės situacijos, čia jau geriau paaiškinti, prenumeratų, neskaitomų bibliotekose arba nenaudojamų duomenų bazių, kiek jos yra panaudojamos. Čia labai reikia žiūrėti į vartojamumo koeficientus visus tuos. Ir vietoj to bandyti už tuos pinigus paimti ir atverti. Tai gal tada, nes kokia yra prasmė mokėti didelius pinigus ir nesinaudoti. Tai gal jau geriau tuos pinigus sumokėti leidėjui atverti daug ir žmonės matytų naudos. Tai aš matyčiau taip, bet čia yra jau labai plataus masto užmojis, tai sudaryti tas kaip ir kiek tyrimų finansuota, mokslo tarybos. Tarkim, mano būtų labai toks, aš pati labai to norėčiau, kad tos knygos, kurios išleidžiamos mokslo tarybos lėšomis, o jų yra masė, kad jinai būtų privaloma sąlyga, elabui turi būti, tai kažkokioj lietuviškoj bazėj, kurios jau yra. Ir aš manau, čia nereikia didelės politikų valios, čia reikia jūsų pačios tarybos sprendimo. Jeigu mes finansuojam, dabar gavosi, aš buvau pristatymę knygos vienos. Man jinai įdomi, jinai išleista tikrai mokslo tarybos lėšomis, bet jos išspausdino 20 egzempliorių. Palauk, sakau, kur? Taigi elektroninė leidyba yra bazė ir yra išspausdinta knyga, nekainuoja daug. Bet kaip jūs sakėt, duomenys apsaugoti, tai tą patį, palengvinta, PDF įdėti tą pačią lapą. Viskas, aš galiu prieiti. O dabar aš jau negavau, žinokit, to nei PDF, gavau per toli knygą, egzempliorių, kadangi jau čia visus ryšius pajungiau, gavau. Bet pagalvojau, reikėjo tiek energijos sunaudoti, išnaudoti, jeigu jūs tiesiog vieną eilutę įtrauktumėte tą sutarties punktą, kai duodat lėšų. O dar blogiau yra, kai struktūrinių fondų lėšomis tos knygos leidžiamos, tai jas gali tik dovanoti, tik dalinti. Ir tada jos net knygynuose nepavartomos. O žinot kodėl? Aš klausiu agentūros, kodėl? Sako, todėl, kad tas, kas projektą rengia, neįrašo, kad bus elektroninė. Ta prasme, čia vėlgi tos, kuris, yra Lietuvoje agentūra, kuri priima, vertina prieš duodant finansavimą, vis tiek kažkas žiūri tą projektą. Čia yra labai daug taip. Paprasti mokslininkai, tie projektų rengėjai, kur užkrauta mokslininkui, jis aišku, kad visko negali žinoti. Jam svarbiausia gauti tyrimams finansavimą. Ir jam ta sklaida iš tikrųjų užteks kokio žurnalinio puslapio, kažkokio metaduomenų gal kažkur rašys. Bet jam tikrai ta elektroninė leidyba nerūpi, ta atviroji knyga jam atrodo toli, nes jam dabar reikia parašyti kažką apie tos tyrimus įdomiai, kad gauti finansavimą. Ir čia kažkokios, ar tai instrukcijos centralizuotos, ar kažko, aš nežinau, ko reikia, nes aš neišmanau tos didelės virtuvės, to finansavimo, jums tai geriau žinoti. Bet tikrai kartais, tokių dalykų atsitinka, nes tie 20 egzempliorių būna įrašyti pačių paraiškos teikėjų ir tokia paraiška būna patvirtinta, tokia paraiška keliauja iki pabaigos, niekas vidury jau negali keisti. Tai čia paraiškų vertinimo etape tos sakiniai turėtų būti telkiami. Taip, aš tą suprantu, bet aš turėjau galvoje, kad net jeigu yra elektroninė knyga yra vis tiek, tai čia jinai tada tikrai yra atvira ir prieinama, kaip ir mūsų žurnalai iš struktūrinių fondų finansuojami, bet popierinės jos neturi jokios klaidos, todėl kad kiek autorius išvežioja,
ir mes labai nematom daugelio dalykų. Čia kai vyksta programų mūsų baigiamosios konferencijos, ir kai suneša visi savo knygas, tai akys raista. Kur jas pamatyti, kur galima. Jos nepatenka į bendrąją tą tokią knygų sklaidos apyvartą. Kitas dalykas, dėl ko būtų labai, čia labai geras pasiūlymas, labai ačiū, dėl ko būtų verta turėti tas knygas savo autorių. Paprastas dalykas. Šios dienos problema. Vertinama produkcija yra, pristato knygas ir ekspertai pamato, kad monografija yra lygiai tokia pati kaip disertacija. Šitaip mes nenorim, kad po gynimo disertacija turi būti patobulinta, pakeista ir tik tada leidžiama kaip monografija. Visiškai tas. Tai automatiškai patikrinti būtų žymiai lengviau. Aš norėčiau pasakyti, čia kiekvienas, aš nesu didelė specialistė, aš esu informacijos specialistė, bet kiekvienas traukia į savo pusę. Tiesiog reikia iš visų pusių, kad kiekvienam būtų kažkiek naudos. Tiesiog susikurti kažkokį verslo modelį, kuris būtų palankus ir vienai pusė ir kitai. Susėsti, kad žmonės, mokslininkai, bibliotekininkai tie patys, mokslo taryba, kad kiekvienas ieško savo naudos. Čia natūralu, čia žmogiška. Tiesiog to verslo modelio trūkumas, nes nėra žiūrima globaliai, tiesiog globaliai pasižiūrėti, kam kas aktualu, kas tam aktualu, tam duoti kažkiek aktualaus. Aš žinau, kaip angliškai sako, čia turi būti tokia win-win situacija, kad visiems būtų gerai. Taip, kad visiems būtų gerai, tiesiog. Nes kiekvienas trauks į savo pusę, čia niekada nesusišnekės. Iš tikrųjų labai pritarčiau vienai, nes visai neseniai teko pristatinėti ELABą į bendryklą, kad mes pakeisime savo seną mokslo publikacijų duomenų bazę į naują ELABą. Ir kai aš tiesiog pristačiau duomenų bazės funkcionalumą, ką jinai gali, tai mane mokslininkai tiesiog paklausė, labai paprastą klausimą uždavė, o kokia mums bus nauda, ką mes turėsime geriau negu buvo iki šiol. Ir iš tikrųjų, kai jie nemato naudos iš to, kai, sakykime, mokslo vertinime, tai nėra joks privalumas, tai nėra jokio papildomo to taško, tai jie sako, mums nereikia, mums gerai buvo tas sena ir mes visai nenorim papildomai vargti, dėti savo publikacijas, ne dėl to, kad jie jau pergyvena dėl savo turto apsaugos, dėl to savo intelektinio turto apsaugos, bet jie tiesiog sako, o ką mums vargti? Mes iš to jokios naudos neturime. Iš tiesų mokslininkai ir šiaip labai daug vargsta, tai manau, kad ne jie turėtų tą daryti. Jeigu būtų galima sumokėti institucijom, prašau, tegul dar. Bet aš atsiprašau, va čia keistas požiūris tų pačių mokslininkų. Man teko dalyvauti konferencijų, kur buvo šitos Didžiosios Britanijos Wellcome Trust pristatymas. Tai jie sakė, mokslininkas gauna milijoną ir tų pridėtinių išlaidų vis tiek gauna tam projektui finansuoti. Tai jisai gali atidėti 1-2% tam, kad įdėti kažkur tą publikaciją. Tiesiog tai yra edukacija tų pačių mokslininkų, ką reiškia kokia nauda. Tai jau gavai finansavimą savo tyrimams, tai buvo labai karšta diskusija. Ir labai įdomu buvo tai, kad jau finansuojami buvo tyrimai. Tai įdėjimas, tarkim, tos pačios knygos, kaip mes kalbėjom, kuri jau yra leidžiama, neišleista popierinė, įdėti į ELABą, tai yra kaip ataskaita LMT už pinigus. Čia yra tas pats. Tai yra ta pati eilutė sutartyje ir tai nėra papildomo vargo, o pliusų yra pačiam mokslininkui. Kad aš jie būtent nesuprato pliusų. Vat jie būtent nemato tų pliusų, ką jie gaus papildomo, jeigu bus jie kažkaip neįvertina, kad jie bus galbūt matomi. Ne, žinai, kaip dar galbūt, tas pats Wellcome Trust atstovas pasakojo tokį dalyką. Tarkim, tu gavai vienkartinį finansavimą, bet tam, kad tyrimai gautų toliau, jeigu mokslininkas pasišvenčia tam tyrimui, tai jis visą gyvenimą tyrinėja tą patį. Bet pakartotinai jis negali gauti tyrimo, nes kai vertina ankstesnių tyrimų rezultatus, žiūrė, kas buvo padaryta. Tyrimai atlikti, sklaidos nebuvo. Niekas netgi įrodė lentelę, pagal kurią surenkami duomenis papildomam finansavimui gauti, kiek buvo Twitteryje Altmetrics modelių
Tai yra kiek Twitteryje, kiek buvo socialiniuose tinkluose apie tą tyrimą užsiminta, kiek ResearchGate buvo kažkokių komentarų, kiek Mendelėjų nusirbimo, nu va tokių vat dalykų, kur žiūri labai kompleksiškai. Tai mokslininko garbė reklamuoti savo atliekamus tyrimus ir mokslininkų ELABA, galbūt jie žiūri, kad ELABA nėra efektyvi, jeigu toks yra dalykas. Bet pažiūrėkit, kiek mokslininkų deda į tą patį ResearchGate. Be jokios spaudimo jie patys deda tai, ko negali dėti netgi. Ir ten buvo irgi konfliktų su ResearchGate. Tai aš manyčiau, kad čia galbūt mes ir neturim žiūrėti į tokį, argumentuoti į tuos pasakymus, kokia mums nauda. Didžiulė nauda. Ir matomumas ir tolimesnių tyrimų finansavimas. Labai gerai, bet vat kažkaip iš mokslininkų tokios, sakykime, tokių pasakymų girdis tikrai pakankamai dažnai, ypatingai mes informacijos specialistai, kai mes bendraujam ir sakom, galbūt jūs įkelsite. Tai jie labai dažnai sako, ką mes iš to turėsime daugiau. Tai iš tikrųjų, sakykime, tie, kurie skatina atvirą prieigą, jie mato tos argumentus ir pateikia juos, bet mokslininkai ne visuomet patikė tais argumentais. Tai tada jūsų paties reikia pakeisti punktais. Čia pats Taip, pats geriausiai. nebuvo politikos, bet buvo sutartys tokios, kurios veikia. Dar labai trumpai tik tai noriu pasakyti, kad labai paveiktų ir labai padėtų ir kaip papildoma vertinimo, kitokia mokslo vertinimo politika, jeigu būtų štai ta altmetrics. Ir jeigu prašytumėm žmonių matuoti poveikį ir netgi to, kiek ten kas nusiurbė kartu ar kaip iš karto, tai sudėtų labai greitai. Aš noriu pakomentuoti, kiek girdžiu iš mokslininkų kalbų. Vienas sako, įkėliau savo straipsnius ir mane ten per savaitę pakomentavo iš Zelandijos, iš Australijos ir jiems asmeniškai toks netgi pasitenkinimas, kad aš ne šiaip sau sudaręs kažką darau, bet kažkur pasaulyje kažkokį atgarsį mano darbai gauna. Tai vienas momentas. Ir kai žmonės pasidalina tarpusavį tokiais dalykais, vienas kitą truputį pakelia. O kitas dalykas, norėčiau pakomentuoti iš institucijos naudos perspektyvos. Pirmiausia, kodėl mes perėjom prie atvirosios prieigos. Pirmiausia, perėjom per sandėlius ir pažiūrėjom, kad mūsų knygos tiesiog stovi dulka sandėliuose. Ir galvom, kokia nauda, kiek pinigų yra įdėta į leidybą, kuri po 5 metų pasensta ir nesame mes tokie barbarai, kad naikintumėm knygas. Ar ne, toks truputį dviprasmiškumas gavas. Kitas dalykas, ekologinis momentas. Kiek yra ten įkišta medžių į knygą. Tai tokie praktiniai, pragmatiniai dalykai buvo, kodėl mes nusprendėm ne dėl mados, ne dėl politikos kokios, o daugiau iš tokio pragmatinės perspektyvos. O kiek lanko, kiek jūs turite, aišku, visus skaičius, kokie skaitomiausi, kas... Aš dabar bijau žongliruoti skaičiais, bet praeitų metų skaičiai lyg tai buvo apie 500 000 lankytojų iš viso pasaulio. Amerikoje, Australijoje, įvairiose šalyse. Lietuviai, kurie gyvena diaspora labai lanko tas knygas įskaito. Turiu duomenys, tik nepasiruošus po ranka. Gal dar būtų galima irgi kažkokius tokius vietinius, aš manau, rengti konkursus, na, pažiūrėk, kad tas pačias ELABOS labiausiai cituojamas, arba lituanistikos informacijos. O kas yra labiausiai cituojamas? O kas yra, nu, kažkokiu tokiu, suprantate, čia nieko rimto, mes suprantam, kad tai yra ribota erdvė. Bet vis tiek įdomu būtų. O kita vertus irgi pasižiūrėti, mokslininkų tinklus, kas su kuo kaip bendrauja. Mes institutui rengiam tokias labiausiai skaitomas knygas, e-knygas, reitinguojam kiekvienais metais. Tokius dalykus, tai turėtum irgi tą patį paskleisti, pasidalinti. Dauguma iš tikrųjų pateikia sąrašus daugiausia skaitomų. Yra tas toksai reitingas, daugiausia skaitomų. Pavyzdžiui, 10, 20 daugiausia skaitomų, kiek kartų buvo perskaityta per tam tikrą laiką. Tai iš tikrųjų mokslininkų šiek tiek motyvuoja. Mūsų šito nesimato. Tai galbūt tas padėtų padidinti tą motyvaciją. Nes cituojamumas, jis jau kaip čia pasakyti, mano manymu, citavimo indeksai yra gyvenime, todėl kad jie yra falsifikuojami. Jie yra, kita vertus, vėlgi tą knygą gali parsisiųsti, bet nebūtinai ją gali skaityti. Bet pats faktas, kad jeigu kažkas pasivargino ir ją visą parsisiuntą, tai matyti reikia. Tai čia tam tik reikia galvoti apie rodiklius, kurie labai aiškiai parodė, akivaizdžiai atvirosios prieigos naudą. Kokie tie rodikliai? Viena vertus, tai tokios įvairios istorijos, bet jos
vienetinės, išskirtinės, o reikėtų sugalvoti ir pavykę sugalvoti, na, ką būtų galima stebėti nuolat ir vertinti pastaruosius prieigos aspektus. Na, iš tikrųjų labai pritarčiau Eleonorai, kad galima tos altmetrikus įdiegti. Jos iš tikrųjų labai nesudėtingai įdiegti į talpyklas. Ir galbūt tas toksai nedidelis darbas, įdiegimas į kad ir į tą labą talpyklą tų altmetrikų, nes yra sukurtas apim, padėtų. Tai, na, tiesiog pabandysime pasiūlyti talpyklos, kuriem bent jau šitą priemonę turi būti pas. Ir toks vienas iš įgalinančių veiksmų. Ir jinai būtent aktuali jauniesiems tyrėjams, kurių publikacijos pasirodo ten po 2 indeksuotose žurnaluose metų, o čia jiems matom iš karto. Publikacijos atmetė iš karto bendravimo socialiniuose tinkluose visų šitie alternatiniais rodikliais ir taip labai. Iš tikrųjų, visai neseniai aš atlikau tokį tyrimą, klausiau tyrėjus, kaip jie ieško informacijos, kas yra pagrindiniai jų informacijos paieškos įrankiai. Ir tikrai buvau nustebinta, kad tyrimas buvo kartotinis, jis buvo atliktas 2009 metais ir 2015 metais. Ir lyginant tyrimų duomenys matėsi, kad labai išaugo tų, kurie naujausią informaciją gauna būtent per mokslininkų socialinius tinklus. Jeigu, sakykime, 9 buvo toks didelis skaičius, tai jau 15 metais vienas iš tokių pagrindinių paieškos įrankių po Google. Google vis tiek išliko tas pirmasis paieškos įrankis, kur mokslininkai kreipiasi, kai ieško naujausios informacijos, bet socialinių tinklų vaidmuo matosi, kad labai auga. Ir iš tikrųjų, va, tokie socialiniai tinklai kaip Mendeley, Research, ResearchLD, jie įgauna vis didesnę svarbą. Mes dar orientuojamės į tą jauną studentų kartą. Jiems priimtinesnis ekranas yra negu popierinė knyga. Ir tam, kad juos pasiekti, irgi yra priemonė, todėl į atvirą prieigą, ne į popierinę knygą. Iš tikrųjų labai smagu, kad Riomeris tokį ryžtingą žingsnį, bet kiti universitetai kol kas nepaseka. Na, va, ir žiūri į VGTU, nes vienintelis leidėjas turbūt yra iš universitetų, na, jie savo knygas išsidarė. Na, tą patį padarė. Ką darėm projektuose, mes talpykloj viską įdėjom atvirą prieigą, su OpenAir tinklu susiderinom, viską turim skaityti. Bet ko gero, Riomeris yra vienas iš tų gražių gerų pavyzdžių ir kol kas kiti dar nedaro tų reikšmingų. Turi, bet jie nedalį knygų. Tai mes kalbam apie knygas, sakykime, mokslo žurnalas daugumos yra dabar atvirojęs, jeigu Lietuvos mokslo žurnalai. Knygos, na, iš tikrųjų, kol kas vertinamos kaip pelno šaltinis knygas. Nu, atsiprašau. Taip, Knygos universitetam yra nuostolių šaltinis. Bet jūs Ne, pagal, bet nuostolių šaltinis. Ir tiesiog, kadangi matau daug labai susirinko žmonių susijusių su knyga, aš galiu pasakyti, suredaguoti vadovėlį, suderinti terminiją, tada 3 mėnesius suderinti su valstybinė lietuvių kalbos komisija, ką mes va šiemet darom. Tai yra kaina nežmoniška, o jos reikia 200-300 studentų duok dievę, o ne 20-30 kasmet. Tai universitetas investuoja į vadovėlio leidybą labai daug ir todėl čia, kad ją taip visai atverti, visai visuomeniai, o ne tik savo bendruomeniai, tai tikrai yra, nu, turi būti labai labai platus požiūris ir didelės pinigų maišą šalia, kad tau viskas, tai nereikėtų jokių pajamų ateityje iš kitur. Tai iš tikrųjų, tai nežinau. Turbūt Riomeris turi arba platų požiūrį, arba tą Didelį maišą šalia. Ne, mes didelio maišo neturim, mes netgi pastebėjom, kad netgi mūsų pardavimų kainos išaugo, kai mes perėjom prie atvirosios prieigos. Spausdintų knygų. Paradoksas, tiesa. Iš tiesų, tai pagrindinis, mes daug su leidėjais kalbam, tikrai norim, kad ir tokių atsivertų. Tai pagrindinis, kad mes investuojam, mes turim labai daug kaštų
ir mes norim susigrąžinti bent kažką, bet iš tikrųjų turbūt susigrąžina tiek nedaug, kad ten nelabai tai. Ne, daugiau knygų leidyboje lieka yra. Jo, yra. Bet nėra visai kaip visai. Nors iš, atsiprašau, nors iš tikrųjų vadovėliai stebėtinai kainuoja pigiai, net vis daugumos universitetų pigiau negu koks romanas, kurį perskaitai pamatais laikų ir visą. Man tai būtų įdomi jūsų nuomonė vis dėlto, ką daryti su mišriuoju būdu, taip sakant, kai yra žurnalas ir dalis yra išperkama publikacijų atvirai prieigai ir brangiai išperkama. Čia angliškai tas vadinasi double dipping. Kaip jūs vertinat, kaip jums atrodo šitie atvejai? Aš tai žinau, kad Norvegijoje kai kurie, netgi va irgi, mokslo tyrimas, jie neremia tų pavienių straipsnių. Ir jų politikoje yra, kad jeigu mokslininkas nori, remiama tik tos publikacijos, kurios visiškai atviros prieigos žurnale skelbiama. Taip. Ir tas labai būtų gerai. Aš iš tikrųjų norėčiau gal Ievą paprašyti, kad jinai pristatytų vis tik tai Europos komisijos požiūrį šiuo klausimu, nes dabar Horizontas 2020 programoje tai yra reikalavimas, kad viskas būtų, visos publikacijos atviroje prieigoje, o duomenims pradedamas toks testinis bandymas. Bet kas liečia tas publikacijas, kurios buvo parengtos finansuojant iš 7-os bendrosios programos, tai kad jos būtų prieinamos ir publikuojamos, nes aišku, galėjo autoriai, tų projektų autoriai įsitraukti, kad skirtų finansavimą jų publikavimui, bet tie, kurie to nepadarė, jiems suteikiama dar viena galimybė gauti finansavimą. Tai dabar norėčiau, kad Ieva pristatytų apie tą Gold Pilot. Gold Pilot, aukso ieškotojų labai praktiški dalykai, dabar negalvojant apie tobulus finansavimo modelius, pažiūrėkim, kur yra pinigai čia ir dabar. Čia tas gerasis oranžinis lapas yra šitas, jūs turite anglišką variantą, bet aš labai noriu ir pabandyti parodyti autinėlį puslapį, paieškoti informacijos ten. Vien todėl, kad puslapis yra atnaujintas, tai norisi Iš tikrųjų, aš dar noriu akcentuoti tai, ką sakė Eleonora apie tai, kad nei Europos komisija, nei Norvegija neremia tų publikacijų, kurios publikuojamas mišriuose žurnaluose. Iš tikrųjų remiamas tik tai tos publikacijos, kurios yra grynai atvirosios prieigos žurnaluose, kur visi straipsniai yra atviroje knygoje. Kodėl taip yra? Todėl, kad jeigu publikuojamas mišrios prieigos žurnaluose, tai leidėjas gauna dvigubą pelną. Jam sumoka ir bibliotekos už knygą ir jam sumoka ir autoriai už publikavimą. Tai kad šito nebūtų, tai tokį žurnalą neremti. Reikėtų publikuoti būtent tose pilnosios prieigos. Tik pilnos, tik visiškas atvirumas, nes kaip autorė ir sako, pasidalintas mokslas yra geresnis mokslas, na ir čia tokių konkrečių pavyzdžių apie dalinimosi naudą jau matėm. Tai vis galime įsitikinti, kad dalintis apsimoka. Tik aš kaip šiek tiek irgi iš mokslo pasaulio galiu pasakyti. Tas atvirumas dar toks, gal aš kartais tai priklausau, turiu tokią, žinot, pereinantį ar ne, gal dabar jaunesni, atviresni. Tai čia visokie niuansai. Bet kur tie pinigai? Tai pažiūrėkim, kur yra padėti pinigai. Naujasis puslapis, atviroji prieiga. Jau sulaukiam iš tikrųjų klausimų, dar nedaug, iniciatyva yra nauja. Nežinau, gal paprašysiu, atsiprašau už karto, kurie sėdi nugarą, tai čia aplinka tokia kamerinė, jauskitės laisvai atsisėsti taip, kad matytumėt. Prie kompiuterių gal neverta patiems matyti, tiesiog pažiūrėkim.
Iniciatyva nauja, mes dar nesam kaip biblioteka, kaip nacionalinės atvirosios prieigos konsultantas prasukę nei vienos paraiškos, turiu pasakyti, tai žinot, viskas kol kas taip galimybių lygmenyje, šiek tiek teorija, bet net ne teorija, nes yra veikiantys dalykai. Ir iš karto noriu pasakyti, pasidžiaugti, anonsuoti, dar šiek tiek neaiškumai, bet kaip ketvirtąjį Foster seminarą mes ketiname turėti susitikimą Kaune su mažiau kamerinį, su plačia transliacija ir sutiko jau atvažiuoti su mumis pasikalbėti, su tyrėjais pasikalbėti, pakonsultuoti šito pilotinio projekto koordinatorius, lyder atstovas Pablo de Castro. Tai bus sausio 28 diena, atsiprašau, spalio 28 diena, spalio 29, prašau iš karto pasižymėkit su klaustuku, tai informuosi. Dabar galimybės, kurios yra tiems, kurie nespėjo pasinaudoti finansavimu, nes nepasibaigus projektams. Techninę užduotį čia irgi rasime su detaliu aprašymu. Bendrieji reikalavimai yra tokie. Pirmame puslapyje matote ir Gintarė atkreipė dėmesį, absoliutus reikalavimas, kad publikacija turi būti atviros prieigos, jokių būdų nemišri. Čia turėjom jau klausimų apie rizikas, tai atviros prieigos publikacija pagal Horizonto 2020 reikalavimus. Atviroji prieiga gali būti arba iškart, ar ne, visiška, arba su embargo periodu 12 mėnesių socialiniams mokslams, ilgiausias socialiniams humanitariniams. Ir 6 mėnesiai likusioms sritims. Dabar iš bendrųjų charakteristikų projektai, 7-osios programos projektai turi būti jau pasibaigę, bet ne anksčiau negu prieš 2 metus. Ir, čia didžiulės iš tikrųjų galimybės tų pasibaigusių projektų galime turėti net 3 publikacijas, maksimaliai 3. Galimos publikacijos yra arba straipsniai, arba monografijos. Tai būtų 2 straipsniai ir ne viena monografija, būtų monografija. Bet galimybės yra tikrai geros. Kadangi kalbam apie pinigus, tai galima pasakyti, kokios yra tikslios sumos. Tiksli suma, tas maišas, koks jo yra dydis, 4 milijonai eurų iš projekto Open Air 2020 dalis. 4 milijonai. Bet vienam straipsniui tai yra turbūt 2000 eurų, o knygai tai 6000 eurų, ne? Taip, 2000 eurų maksimali suma skiriama vienam straipsniui. Neapmokami yra tokie dalykai kaip papildomi puslapiai, ten spalvos, visi niuansai. Bet 2000 eurų yra pakankamai didelė suma. Iš tų paraiškų, kas dabar yra priduota, tai vidurkis yra 1200, kiek girdėjom. Tai sumos yra nemažos. Monografijos maksimali suma 6000 eurų. Dabar, kodėl aš čia labai norėjau, kad žiūrėtume mes į puslapį.
todėl kad žingsnius dabar patys labai praktiški tokie dalykai, kaip žingsniai, kuriuos turi atlikti tyrėjas arba bibliotekos darbuotojas. Už tyrėją iš tikrųjų tokia iniciatyva yra ir skatinama. Tai čia rasite konkrečius labai žingsnius. Bet pažiūrėkim, kas yra interaktyvu. Aišku, aktualus klausimas visų pirma, na, žinom, aš kaip galvoju, kad čia projektas buvo tas ir tas konkretus, ar jis yra tinkamas. Čia turbūt tik tai išėjimas. Štai yra tas pagrindinis adresas pilotinio projekto ir čia galime pasitikrinti, ar projektas yra tinkamas. Na, žinau, kad turėjom puikus projektas. Netinkamas kodėl? Todėl, kad baigėsi 12 metų kažkurį mėnesį, tai reiškia, kad per anksti. Laikotarpis tinkamų projektų yra nuo 13 metų sausio 1. Bet aš dar tą noriu atkreipti dėmesį, kad pačios publikacijos negali būti paskelbtos, publikuotos anksčiau kaip 2015 metų sausio 1, nes šitas auksinis failas prasidėjo tik 2015 sausio 1. Tai reiškia, projektai turėtų būti ne vėliau, kaip, sakykime, prieš 2 metus pasibaigę, bet pačios publikacijos parašytos ne anksčiau kaip 2015. Ir dar viena naudinga priemonė pagal organizaciją, čia kalbėjom su kolegomis, iš kai kurių institucijų ir jie iš karto sako, aha, mes turim daug projektų, arba kiti sako, neturim visai. Tai pagal organizaciją galim pasitikrinti, kiek mūsų organizacijoje vykdytų projektų dar gali pasinaudoti šitą galimybę. Kas čia dabar man rūpi, KTU, niekas nieko nesako, prašom dar daugiau informacijos. Kauno technologijos universitetas. Čia paskui Romai pažiūrėsim. Šiaip kaip institucija yra užregistruota korda sistemoje, tai kaip jos reikėtų ieškoti lietuvių kalba. Na, štai turim Kauno technologijos universitetui ne taip mažai projektų, kuriems šita iniciatyva yra aktuali. Tai kiek čia galėtų išeiti publikacijų galėtų būti. Vėlgi reikia akcentuoti, kad jie finansuoja ne daugiau kaip 3 publikacijas iš vieno projekto. Tai reiškia, tai ne tos institucijos 3 publikacijos, bet visų projekto partnerių 3 publikacijos. Kas pirmiau paprašys, tas turbūt ir bus. Dabar iki kada čia ta iniciatyva? Na, kol baigsis, aišku, laikotarpis yra 2 metai, arba kol baigsis pinigai. Nežinau, ten tų pinigų atrodo yra daug, o tas laikotarpis yra trumpas. Tai būtų gaila, kad nepasinaudotų jam tą iniciatyvą. O kol kas, na, čia pati pradžia, aktyviausi, kiek pamenu, yra ispanai, gal 10
paraiškų yra. Dabar ką praktiškai daryti, norint teikti paraišką. Reikia turėti ką? Reikia turėti sąskaitą, kurią tiesiog priduodam apmokėjimui, prisijungia prie sistemos. Tai čia vertinant tuos 4 žingsnius, bet taip viskas paprastai atrodo, bent jau iš šalies koks yra planas, taip ir turėtų būti. Tai matote, 4 žingsniai, kai publikacija priimama, tiesiog registruojam ją duomenų bazėje šioje. Projekto koordinatoriai pageidauja, kad tą atliktų bibliotekininkai, ar ne, nes bibliotekininkai arba mokslo skyriaus darbuotojai, nes jie iš karto patikrina, ar publikacija, pats žurnalas, ar ne, ar jisai yra pakankamai, ar jisai yra tinkamas, ar jisai yra aukštos kokybės žurnalas, atvirosios prieigos žurnalas. Tai kiek čia bibliotekininkų, bibliotekų atstovų turime, aš rekomenduosiu tiesiog užsiregistruoti duomenų bazėj ir turėti, pažiūrėti, kaip tai veikia, ką jūs ten galite daryti. To darimo yra nedaug, yra pildymas informacijos apie projektą ir pateikimas informacijos apie sąskaitą. Tai viskas atrodo labai paprasta, ko gero ir yra, pinigai yra, tai pradėkim tą gerą žodį skleisti, nes galimybės atrodo didelės. O čia visi techniniai klaustukai, pilotas yra pilotas. Koordinatoriai dirba rimtai ir atvažiuos ir pasikalbės su visais, kuriems jau bus kilę klausimų. Tai va tas mėnuo laiko iki spalio pabaigos būtų labai gerai pažiūrėti. Pažiūrėkit tiesiog, kaip taip jums atrodo, kad tų klausimų turėtumėt, tai galėsit arba akis į akį užduoti, arba kitokiu būdu. Ir paimkim tos knygos. Tai iš tikrųjų mes išversime šitą lankstinuką lietuvių kalbą. Aišku, tikrai gali mokslininkam jau dabar siųsti šitą tiesiog ir paraginti. Išversta, bet mes jo dar nepatvirtinome. Tikrai nusiųskit ir paraginti. Tie, kurie dalyvavo projektuose, jie turi galimybę gauti tą finansavimą. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad dėl pačios sąskaitos yra 2 galimybės. Viena, kai leidėjams iš karto apmoka, tai yra leidėjas pateikia sąskaitą. Antra galimybė, tai yra susigrąžinti apmokėtas sąskaitas. Jeigu jau yra apmokėta, institucija gali prašyti, kad jiem kompensuotų tas lėšas. Yra 2 būdai. Arba tiesiogiai leidėjų, jeigu publikacija tik priimta, bet dar nepapublikuota, tada leidėjų apmokama. O jeigu jau papublikuota, yra galimybė institucijai susigrąžinti publikavimo išlaidas. Tai šitą tikrai mes parengsime, jūs galėsite paplatinti savo tyrėjų tarpę, mes paprašysim tai padaryti, paraginti juos aplikuoti prašymus. Bet labai skatinamas, aišku, tas būdas tiesioginio aplikavimo, o ne išlaidų kompensavimo. Na, čia tokie praktiniai dalykai. Tai dabar kontaktai yra čia, prašom žiūrėti. Open Air. Turim konsultantų nuotraukas ir ne. Iš tikrųjų, kaip ten konsultantų yra kitose šalyse, pas mus tas vadinamas NOTE, tai yra Kauno technologijos universitetas, kuris yra Open Air projekto partneris. Ir tikrai galite kreiptis tiesiog į mus
pakonsultuosime ir paaiškinsime, kaip tai padaryti. Tai Aš dar turiu vieną tokį klausimą, klaidingą. Pasakykit, o kaip, pavyzdžiui, atskirti, kad tikrai tas straipsnis yra to projekto? O gal jis panašia tema, bet nebūtinai to? Tai čia jau kaip autorius deklaruoja, iš tikrųjų, turbūt ta ekspertizė, turinio ekspertizė, tai tikrai ko gero neatliks ir jau čia yra tie mokslininko etikos klausimai, kurių jisai turi laikytis ir jeigu tas projektas nėra susijęs, tai nėra publikacija išplaukianti iš to tyrimo, kuris buvo atliktas projekto metu, tai aišku, jisai neturėtų daryti. Bet šiaip mokslininko etika, ir turbūt yra svarbiausias dalykas, kurio turėtų laikytis. Bet čia ne tik etika, čia gali visokių dalykų atvejų. Suprantate, ten šiek tiek duomenų paėmė iš to projekto, šiek tiek susijęs, ne visai, nu, žodžiu, čia gali būti. Ir vadinasi, čia yra tiesiog nėra jokio tarpinio ekspertavimo, nors kas tikrai pažiūrėtų ir pasakytų, to projekto tematika ar ne to. Na, ko gero, tai paliekama mokslininko. Ką nors Galbūt vis dėlto turi būti funding skiltyje įrašyta koks projektas, gal tokios publikacijos nėra. Ne, yra parašyta kokio projekto. Tu, kai aplikuoji, pirmiausia pradedi nuo projekto. Pasirenki, ar tas projektas yra tinkamas. Ne, yra pagal projektą galima. Tu iš karto patikrini, va jie rodė. Kaip ten patikrinti, ar tas projektas gali būti ar ne, eligible ar ne. Tai jeigu jisai negali gauti finansavimo, iškart pasakoma, kad ne. Aš ne apie tai. Aš apie tai, kaip mokslininkas teikia žurnalui straipsnį, jo klausimas, vardas, pavardė, institucija, ir dabar labai dažnas atvejis, nes yra, ar tai projekto dalis šitie tyrimai. Ir ar nėra OpenAI reikalavimo, kad toje publikacijoje turi būti nurodyta. Bet kuriuo atveju yra reikalavimas, kad dabar net koks science yra toks laukas atsiradęs, kad pateikti projekto informaciją, jeigu ta publikacija susijusi su projektu. Bet ar klausimas, supratau, gerbiamos Zitos, kad ar ten privalo, kas nors pažiūrės, ar toje pačioje publikacijoje nurodyta, kad tai yra šito projekto finansavimas, ar ne? Ne, Ar šitos sąlygos nėra? Pats autorius susieja, tai gali būti įrašyta publikacija, nėra įrašyta, bet metaduomenyse tai įrašyta bus. Kita vertus, ar yra, pavyzdžiui, na, kaip projekto rezultatai, būna publikacijos, tie, kurie jau buvo publikuoti straipsniai. Tai ten irgi labai nesunku pasižiūrėti. Žodžiu, jeigu ten yra išrašytas, tai jis jau tikrai patenka. Jeigu vėliau publikuotas, tai turėtų būti publikacijoje nurodytas projektas. Metaduomenyse publikacija. Taip. Ir tada trečias variantas, nei ten, bet tada turėtų kažkas pažiūrėti, kad tai būtų projektas. Aš jau iš ekspertinio vertinimo pozicijų žiūriu. Taip, tai čia nebus žiūrima gintarė, nieko, aplikuot ir aplikuot. Ne, tai aplikuota, pažiūrėti, Toks techninius, jo, kaip įstatinė. Pirmiausiai tuos techninius, ar atitinka laikotarpis, ar atitinka projekto kada pabaiga, ar atitinka publikavimo pabaiga, pirmiausiai tuos techninius. Į turinio ekspertavimo aš bent jau tikrai negirdėjau, kad būtų daroma turinio ekspertavimo. Tiesiog tematikos atitikimas. Nu tai taip, kažkokius sąlyškai. Tai yra tematikos turinio. Ar tas turinys yra iš projekto, sakykime, tyrimo rezultatų. Tai bent jau man neteko girdėti, bet bus atliekamas tas ekspertavimas. Tai paliekama turbūt turėti. Bet iš tikrųjų, na kaip, vis tiek, turbūt bus kreipiamas į projekto koordinatorių, nes vis tik yra tik 3 publikacijos iš projekto. Tai ko gero ir tas projekto koordinatorius, kuris atsakingas už tą turinį, ne už, sakykime, administravimą, bet būtent už tą mokslinę dalį. Tai yra mokslo projektai. Na, jisai ko gero vienintelis gali pasakyti, ar tai yra tikrai susijęs su projektu. Tas ir guodė, nes šiaip aš jau atsiprašau, bet esu labai skeptiška. Na, mes gana greitai pamatysime iš
Ieva sako, iš tikrųjų ne tiek jau daug tų pareiškimų, apie 1200, ar ne, kol kas buvo ten. Na, tas skaičius turbūt toks. Čia iš viso? Ar iš viso? Taip. Šitam pilotiniam projektui. Ne, šiaip tai yra 4 milijonai eurų. Taip, taip. Bet tai, na, jeigu dalinti iš 2000 straipsnius, jeigu kainuoja, ir 6000 knyga, tai žiūrim, kiek ten pasidalins, tai galim pasiskaičiuoti, padaryti iš 2 milijonų 2000 eurų, arba išskaičiuoti, kiek tų publikacijų gali būti finansuoti. O paraiškų dabar nežinau, aš nepasakysiu skaičiaus, kad jau 100 net. Ispanai 2200 yra vidurkis sąmatos, ne, publikavimo išlaidų. Koks iki šiol matosi. 2016 metais, tai kitais metais, kadangi projektas pilotinis, numatoma peržiūra, ne, tai ką jūs sakot. Tai ačiū už dėmesį ir labai prašau paskatinimo, pakalbinimo, nes na, mes jaučiam irgi tą informaciją, kiek yra skleista ir neskleista, kartais kas čia susižino žmonės vieni iš kitų, tas metodas yra labai efektyvus, tai tą darykim. LMT svetainėje paskelbti. Tą darykim. Ačiū. Gerai, tai gal tęsime dar tą diskusiją, kokius mes, sakykime, galime pasiūlymus mokslo tarybai pateikti, ką jie galėtų įtraukti, nes iš tikrųjų tai mes susirinkome su gana tokiu aiškiu tikslu, kad parengti kažkokias rekomendacijas, kurios galėtų būti, kas galėtų būti įtraukta į rengiamą Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos politikos dokumentą, aš nežinau, kaip jisai vadinsis. Nuostatos kažkokios. Aš irgi nežinau, čia mes turbūt, kai svarstysim jau patį tekstą, tada ir nuspręsime. Bet, pavyzdžiui, man irgi būtų labai įdomi nuomonė, ar reikia atvirosios prieigos prie duomenų saugyklų, prie infrastruktūrų. Ar apie tai apskritai nereikia kalbėti. Taip sakant, prie duomenų, konkrečių duomenų, taip. Bet duomenynų reikia ar ne? Gal būtų paprasčiau. Lygiai taip pat kaip sudaryti sutartį su leidykla, kad jinai būtų atvirosios prieigos, nebus kiekvieno autorių, kad reikėlinėtų savo tekstus kur nors. Tai, sakykime, yra Lietuvoje yra lyda. Taip? Tai va čia toks tipiškas pavyzdys infrastruktūros, kur yra daug duomenų ir jie visi yra, didžiuma, kiek aš žinau, yra atvirosios prieigos. Tai va, toks yra labai teigiamas pavyzdys. Dabar kita antra infrastruktūra Lietuvoje yra VU, KTU, MIDAS yra daugiau, na kaip čia pasakyti, MIDAS yra vis dėlto ta kietoji infrastruktūra, o minkštosios, kad būtų tokie bendri duomenynai. Ten, kiek aš pasižiūrėjau, dabar viena nėra labai daug, antra ten kas ką įkelia ir pats statusas man ten nelabai aiškus. Ten lapai PDF ir tai jau yra duomenys. Nežinau, kažkaip aš įsivaizdavau, kad ta minkštoji dalis bus kitaip tenai organizuojama ir kraunama. Bet aš norėjau pasakyti ką kitą. Yra europinė infrastruktūra iš tų S3 infrastruktūrų, kurios turi ERICO statusą, o ERICOS tai yra European Research Infrastructure Consortium, reiškia konsorciumo infrastruktūra, Klainas, kalbos technologijų ir kalbos išteklių, KTU, VU ir VDU bendras, ir bus dabar irgi centras. Vienas, tai kad dalyvavimas šioje infrastruktūroje akademinių institucijų žmonėm atveria prieigą prie jų visų turimų išteklių ir kalbos technologijų, o kitas dalykas, mes čia savo taip pat turėsime, nes stojimo sąlyga yra įkurti bent vieną nacionalinį štai tokį centrą. Mes dabar turbūt gruodžio pradžioje jį gal atidarysime su tuo, ką turime. Pagrindas irgi buvo VDU kompiuterinės lingvistikos centras, žinote, mūsų yra tekstynai ir įvairios programos, kurios leidžia analizuoti, pavyzdžiui, gramatinės formas, generuoti arba susikirčiuoti tekstus, arba pačios įvairiausios
Martynai, kas norit mokytis čekų kalbos, labai patariu, geras metodas, pasiimkit kareivį šveiką, čia čekų, čia lietuvių, skaitykit. Viena kalba, kita kalba, lygiagretūs tekstynai iš karto sudaro sąlygas mokytis kalbos, todėl šitą labai paplitusi metodą tiesiog skaitant be gramatikų, be žodžių. Tai, ką aš noriu pasakyti, va čia būtų šiuo atveju pavyzdžiai tokie infrastruktūrų, kada jos yra atviros, nes jos tokios turi būti pagal savo tipą. Tai ar mes mitų atveju, aš tiesiog nežinau, gal kas galėtų papasakoti, kas toliau vyksta, kas, sakykime, administruoja ir rūpinasi tuo turiniu, kuris tenai patenka. Ar čia mitas ir liks privačių asmenų arba kai kurių institucijų vieta pasidėti savo duomenis. Kaip atrodo? Iš tikrųjų, tai man atrodo, čia nėra nei vieno atstovo, kuris galėtų atsakyti tą klausimą, bet antrame mūsų seminare mes turėjom tikrai labai įdomų pristatymą apie mitas, apie pačią, sakykime, tą programą sukurtą ir su pavyzdžiais, kokiu duomenys gali būti keliami ir, ką jie pristatė, kad jie iš tikrųjų planuoja plėtrą. Jie nori įtraukti daugiau institucijų, kad mitas taptų talpykla. Vėlgi, institucijos pačios spręs, kiek tai bus atvira, kiek tai bus uždara. Ar tai bus tik tai kaip saugykla duomenims pasidėti atskiroms institucijoms, kad jie galėtų saugoti ir bet kada iš ten pasiimti ir naudoti, ar jie atvers. Tai iš tikrųjų, priklausys turbūt nuo kiekvienos institucijos sprendimų, kaip jie tai darys. Bet, kol kas tai yra daugiau dar, kaip jūs sakote, pasidėti duomenis, bet tai yra pagrindas. Jeigu dabar kalbėti apie tai, kur galima saugoti pačius mokslinių tyrimų duomenis ir atvirai tai daryti, tai yra to pačio projekto OpenAIR sukurta talpykla, kur yra tiek publikacijoms, tiek duomenims. Tai yra, jeigu mokslininkai pas save institucijoje, pas save šaly neturi kur išsaugoti publikacijas arba duomenis, jie visą laiką tai gali padaryti įkeldami į Zotero talpyklą. Ir tada jie patys nusprendžia, kiek embargas ir taip toliau. Bet tokia galimybė yra. Tai netgi jeigu, sakykime, nėra sudaryta sąlygų jūsų mokslininkų institucijose, tai galima padaryti Europos sukurtoje sistemoje. Tai taip, kad tos galimybės kaip ir yra, tai reikia tik mokslininkų noro tai daryti. Aš turiu vieną klausimą, jūs neturite publikacijos, niekas nepriima. Tai tikrai galite, mes galime pakonsultuoti, kaip įkelti į Zotero. Paprastai į Zotero, kaip automatiškai duomenys yra surenkami, yra toks terminas sąlistinami. Iš tų talpyklų, kurios yra suderintos su OpenAIR rekomendacijomis. Tai pas mus Lietuvoje tokia talpykla yra vienintelė, ELABA talpykla. Ir jeigu ELABA būtų kelta, tai patektų. Bet ELABA yra publikacijų talpykla, o duomenų tai iš tikrųjų negalima išsaugoti ir galima būtų įkelti tiesiogiai tuomet į Zotero. Jeigu reikia pagalbos, galima... Zotero ar Zenodo? Zenodo, atsiprašau. Aš Zotero. Zenodo. Zotero yra bibliografinė programa, atsiprašau. Zenodo. Tai čia jūs rasite informaciją apie tą ir Zenodo talpyklą, jeigu norėsite, bet iš tikrųjų mes tikrai galime ir pakonsultuoti, kaip tai padaryti. Tai yra Zenodo talpykla, ką čia galima kelti, tiesiog susiraskite. Mes čia jums parengėme keletą lankstinukų, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti ir mes galime ir atsiųsti. Vėliau mes išversime į lietuvių kalbą. Bet tai nėra teminė. Ne, čia yra universali, čia nėra teminė. Tų teminių talpyklų taip pat yra pakankamai daug, tai priklausomai nuo mokslo srities, tai yra ir archiv, ne, ten yra fizikos kompiuterio mokslo. O šiaip tai yra
gal reikėtų pradėti nuo savo institucijos talpyklos ir įkelti į labą knygų publikacijos. Jeigu duomenys, tada Lietuvoj, na kaip ir deklaruojama, kad piramidas, bet aš tikrai negaliu pasakyti visų procedūrų, ar jos veikia, ar jos neveikia. Veikia, tai prasidėjęs tas projektas ir gegužės 1 tiesiog yra laisvas prisijungimas terminas, jūs galite prisijungti, patvirtinama jūsų tapatybė, ten turi įvairius pagrindžios faktus ar kažkur tai gali tiesiog ir kelti. Ir viešinimas tai yra nuo paties autoriaus priklauso. Jeigu jisai nori pasiviešinimą, tiek paviešinti duomenis, tiek, kiek jūs paviešinat tų duomenų, tarkim, jeigu duomenys užima 10 gigabaitų, tai jūs tos tą kiekį, ką paviešinat, gaunat papildomai, nes prisiregistravę turėsit 100 gigabaitų vietos duomenys kiekį. Aš nežinau, tai iš tikrųjų aš pati asmeniškai pagalvojau, kad aš labai nuoširdesnė platinčiau savo mokslininkų. Tai va, kad jau jie Tegul jie siūlo. Tegul jie siūlo. Na, iš tikrųjų, mes tikrai turėjom tą bendrą su Midus seminarą, tai sakau, aš nežinau, kaip realiai ar veikia, neveikia, bet na, čia jau tikrai Vilniaus universiteto atstovai sako, kad tai veikia ir tiesiog reikėtų susisiekti ir pasižiūrėti. Tiesiog midas.lt pasižiūrėkite, ten yra kontaktai, jeigu kyla klausimų, galite susisiekti ir mes matom. Na, tai kaip ir suprantam, kad lyg tai ir yra Lietuvoj tiek duomenims, tiek publikacijoms, na, galbūt iš tikrųjų dabar trūksta mums tos politinės valios, kad tai pradėti daryti ir galbūt šiek tiek tos motyvacijos, kaip motyvuoti mokslininkus tai padaryti. Aš labai gerai žinau, kad, pavyzdžiui, trečią ketvirtą kursą žurnalistai pajautė išėję praktiką ir pajautė žodžio svorį, žino, kaip jį naudoja ir nori padaryti. Tai o mūsų mokslininkai atvirkščiai, jie nepajaučia, kaip padėti jiems pajusti, kad ta erdvė atsidaro ir kad jie yra matomi, žinomi. Tai šitą pajusti socialiai Iš tikrųjų, bendraujant ir mes jaučiame, kad dar egzistuoja tas mokslininko noras turėti, apsikabinus savo duomenis ir technologijos mokslo atstovai tai argumentuoja tuo, kad jie norės patentuoti ir jeigu jie norės patentuoti, tai tai neturi būti paskelbta niekur, nes jeigu atliks tą patentinę paiešką ir ras kažkur jau papublikuota, sakys, kad tai jau nėra naujos žinios ir jie negalės užregistruoti, tai technologijos mokslai turi va tokius argumentus, bet kiti mokslai galbūt tokių argumentų neturi. Aš kalbu apie tą tekstą, apie tą studentų ir sakėm, jie ir papildymai. Tai aš asmeniškai pagalvojau, kad kai rašo, tai gali mūsų institucijos mokslininkai pasižiūrėti, aš šiandien ryte su pora kalbėjau, tai jie sakė, žinai, čia galbūt, žinai, penktadienį suvartus. Tai va, tai žodžiu, jie Gerai, labai prašom. Tai gal iš tikrųjų, Rūta, mes gal galime paprašyti, kad jūs paskleistumėt šitą dokumentą, galima paprašyti. Čia tada reikėtų taip labai aiškiai užrašyti, kad čia yra diskusiniai klausimai ir arba va kažkaip tą tokį, kaip Brigita manai. Pagalvot formą, kaip pateikt, kad Kad nemanytų, kad jau čia taip ir bus. Tai gal tikrai, gal suspėtumėt parengti, mes tada kad būtų aišku, kad čia yra diskusiniai klausimai ir gal kažkokiu pasiūlymu dar sulauktumėm ir iš mokslininkų. Šiaip tai mes ruošiamės jau tą tokį ir būtinai vėlesniam etape, kai bus visi konkretūs dalykai, kuriuos mes tenai surašysime, kaip privalomus. Tai jau tas tikrai bus skelbiamas ir klausimų, nes čia toks abstraktokas, nelabai aišku, ką po kuo gali pakišti, suprasti arba kaip nors ten kitaip. O čia jau kai atsiras prievolė, pavyzdžiui, visos monografijos iš biudžeto rentos, išspausdintos arba visi žurnalai atsiveria. Tai paprastas dalykas. Čia daug ką paveiks tiesiogiai. Ir vėl nuo kada, ar atgalinė data tas galios ar negalima, aišku, kad ne. Tai čia yra labai daug dalykų, kuriuos reikia aptarti, na, su mokslo fondais, ir tai kokios yra galimybės, kokia atsakomybė ir nuo kada pradedant, tai iš tiesų mano tai noras būtų
kvietimas atnaujintai lituanistikos plėtros programai, kuri vadinsis valstybinė lituanistinių tyrimų programa. Ir kad jau šitos programos, kai bus vertintos paraiškos ir bus pasirašytos sutartys su projektais, tai bus po naujųjų metų, jau šitos programos vykdytojai jie paklūstų politikai. Žodžiu, kiek įmanoma. Nes paskui greitai kvietimų nebus, tai čia va pirmas toks. Jeigu mes nespėsim į šitą kvietimą, tai jau tada kitų metų kvietimas bus liberaliau ar ne taip liberaliai, bet jeigu bus vien rekomendacinio pobūdžio, tai neveiks, čia veiks ir tas, kad bus rašyti sutartys. Europos komisija tai ir daro, jie įtraukia buvo 7 bendrojo programoj sutartį, kad turi būti publikacijos ant 7 mokslo sričių projektams. Dabar Horizontas 2020 jau privaloma daryti publikacijoms. Duomenims yra tik tai duomenų valdymo planas, bet sakė, kad čia nebus jokio ryšio tarp to plano pateikimo ir projekto finansavimo. Įdomu, ryšys yra ar ne. Ir galbūt galima jau pasibaigus vienam etapui gauti tos duomenys, pasižiūrėti. Nors jie dėlavojos, kad nemanykit, kad jeigu jau jūs čia tą planą pristatot, tai ir finansuosit. Bet kas mane labai maloniai nustebino, čiagi buvo antradienį atvykę Europos mokslo tarybos atstovai, Jose Lebastidas, tai yra mokslo departamento direktorius tenai, ir jie labai daug pateikė įvairių naujų dalykų pasikeitus Europos mokslo tarybos, ERC, Europos mokslo tarybos vadovybė, jie atnaujino ir ten nuostatus ir man buvo labai įdomu, kad aš čia dar pavasarį žiūrėjau, tai jų buvo politika tik tai publikacijų atžvilgiu, dabar yra ir duomenų, labai operatyviai reaguoja. Ir kadangi privaloma atverti publikacijas, labai nesunkiai suskaičiavo, kad iš tų 30 tūkstančių publikacijų, kurios atsirado iš jų remiamų projektų, 7% publikacijų patenka į 1% pasaulyje labiausiai cituojamų dalykų. Tai vat matot, jiem yra lengva ir pasigirti ir parodyti, todėl kad viskas atvira ir suskaičiuoja. Tai būtent toj Zenodo skaitykloje ir yra susiejama publikacija su projektų duomenim, dabar jau susiejama ir su pačiais duomenim. Tai yra iš tikrųjų labai nesunku atlikti tą monitoringą, tiesiog stebėti. Ir čia ir buvo Europos komisijos vienas iš tikslų, tai įvertinti, kiek skiriamas finansavimas, kokią daro įtaką mokslo vystymuisi. Ir tai dabar padaryti labai nesudėtinga, gali atlikti paiešką pagal projektą, gali atlikti paiešką pagal instituciją ir sužinoti, kiek tame projekte yra publikacijų, kiek institucija turi publikacijų, kiek turi institucija projektų. Tai tas monitoringas pasidarė toksai paprastesnis negu buvo anksčiau. Tai buvo neaišku, kiek finansavimas duoda grąžos atgal. Šiaip tos institucijos, kurios negali to parodyti, gana skaudžiai nukenčia. Tai pavyzdžiui, visiems žinomas Kostas. Yra ta veiklų ir tinklinimosi institucija, kuri dabar jau veikia savarankiškai, nebe Europos mokslo fondo padalinio teisėmis, bet yra Briuselėje ir jie dabar buvo neseniai vertinami, aš tik ten dalyvavau tame vertinime ir jų prašė akivaizdžiai parodyti. Taip, susitinka mokslininkai, jie ten rengia tokius seminarus, konferencijas, bendrus darbus, bet tai prašau parodyti, kiek jų yra parengta. Tai nėra projektai, nėra projekto teisėmis. Tos veiklos apmokamos tik mobilumas daugelį atveju, dar leidyba kai kada. Ir prašom parodyti. Ir jie beje turi labai didelę problemą parodyti. Arba, pavyzdžiui, konkrečiai, kiek mokslininkų, kurie susipažino ir dalyvavo toj pačioj Kosto veikloj, kiek iš jų nuėjo į bendrasis programas, kiek iš jų yra horizonte. Tai čia dar yra dar vienas toks rodiklis atsiranda, kuris irgi labai svarbus matyti mokslininkų tinklus. Taigi matyti,
kas su kuo ir tą visą debesį jį vienaip ar kitaip na, vertinti, kiek jie toliau kartu eina, kiek atsiskiria tam tikri, nes tai dar labai rodo ir mokslo krypčių šakų atsiradimą yra ir kad būna toks atsikonkuruoja grupelė, ten susipyksta su kitais, metodai nepatinka ir tada jau jie ką nors savo pradeda. Ir žiūrėk, iš tikrųjų atsiranda visai nauja mokykla, nauja paradigma, jie įsitvirtina, aš čia jau iš lingvistikos žinau tuos dalykus, bet tai tas ribinis momentas yra tada, kada jau jie išeina iš to bendro debesies. Tai jeigu būtų galima ir tuos dalykus vienaip ar kitaip fiksuoti, tai irgi būtų na, poveikio matavimas, dėl to tas poveikis svarbus. Todėl, kad labai greitai reikės pagal jį atsiskaitinėti, koks poveikis, koks mūsų finansuotų darbų yra poveikis. Tai jau žmonės, Didžiojoje Britanijoje yra verčiami projektų pareiškėjai rašyti po 2 puslapius apie poveikį konkrečiai. Tai jūs padarysite tą, ką jūs planuojate padaryti. Tai koks poveikis, kam, kokio intensyvumo ir iš vis, kam nuo to gyventi. Tai kažkaip reikėtų iš karto numatyti galimybės ir tą poveikį vienaip ar kitaip numatyti ir jį fiksuoti ir per rodiklius. Na, aišku, labai yra sunku, nuobodu, tie rodikliai nieks neparodo tą, ką reikia. Kaip, pavyzdžiui, man labai yra keistas rodiklis, sakykime, mokslo. Tai yra toks skaičiavimas, kiek tenka straipsnių vienam gyventojui. Aš niekaip nesuprantu, kodėl gyventojui. Taip, jeigu daugiau gimė, tai čia reikia daugiau rašyti mokslininkam, o jeigu dabar mūsų miška kažką rodiklį pagerinam, taip, jeigu demografinė krizė. Na, noriu pasakyti, kad tų rodiklių yra įvairių, ne visais jais reikia labai remtis, bet tokių keletą turėti, tai gerai. Aš tiesiog nežinau statusą, suprantat, o gal mes geriau parengsim detalės. Ir tada duosim paskaityti. Nes įvairių mokslo šiomis save, tai ne tik taip Viskas suprantama. Ir ne tik dėl to, dabar žmonės įpratę bendrauti netgi vaizdžiai. Mano studentai, kai aš jiems siūlau pabendrauti ir susipažinti, net pati pradžioje sako, tai gal galima mes eisim namo ir per Facebooką. Sunkiau. Gal mes irgi per Facebooką. Na, tai iš tikrųjų laikas kaip ir baigėsi mūsų diskusijos, tiek kiek mes suplanavom ir labai dėkojam visiems, kurie čia susirinko, kurie išsakė savo matymą, kurie neišsakė, bet na, pagalvojot, kad jūs perduosit tai, ką girdėjot savo mokslininkams, tai yra iš tikrųjų irgi labai svarbu. Ir galbūt būtų keletą baigiamų žodžių apibendrinant šitą diskusiją. Mes daugiausiai kalbėjom ir gal šiek tiek nuogąstavom dėl to nenoro žmonių dalintis, atsiverti publikacijomis ir duomenimis. Ir aš pati turėjau tokią asmenišką patirtį gyvenime, kai labai akivaizdžiai, nes buvo draudžiama, nors tai buvo paprastas tekstynas, 1 milijono žodžių, labai seniai iš mūsų įvairių tekstų ištraukos sudėtos į vieną vietą ir čia sakė, jokių būdų negalima rodyti niekam, nes mes paskui ilgai duomenys iš čia išgaudinėsim ir rašysim mokslinius straipsnius. Jeigu kiti paims, tai kiti tą patį darys, kad mes čia nieko jau ne. Man tada buvo labai graudu ir nesuprantama, bet taip liko tokia nuoskauda, nes visos šalys turėjo tą 1 milijono žodžių tekstyną pirmąjį, panašiai kaip Biblijos vertimą, panašiai kaip žodyną. Mes ir neturėjome, mes turėjom tik dažninį žodyną parengtą to tekstyno pagrindu. Ir nuo tada man visada norėjos to atsiverimo. Ir visai neseniai aš čia per vieną tokią konferenciją pamačiau citatą, kuri man labai patinka ir aš visiems sakau, tiem, kurie nenori atverti šiuo atveju savo duomenų, kad aš dabar bandau lietuviškai pasakyti, kad būtų aiškus akcentas. Tikrai kas nors kitas, o ne jūs, sugalvos, kaip geriausiai panaudoti jūsų duomenis. Tai čia nes kiekvienas žmogus ateina į tuos pačius duomenis, žiūrėkit studentam, duoti tą patį romaną analizuoti arba tą patį ir jie visi tą padaro kitaip. Net palyginti sunku kartais būna. Tai ir duomenys yra lygiai tas pats. Juos reikia tik padėti, atverti, o paskui, žinot, visą
visada būna tų tokių šalutinių poveikio efektų, kaip ir kompiuteris, kuris buvo sugalvotas tai skaičiuoti laiką iš laiko. Tai tokios duomenų didelės saugyklos, talpyklos ar dar